Treneri, visos serijos nutrūko ir jūsų nepralaimėto rungtynių serija. Na, daug visko, tokios rungtynės, kurias turbūt galima išskaidyti į kelias dalis ir gero futbolo ir blogo iš jūsų komandos pusės. Koks būtų galbūt toks trumpas komentaras po rungtynių? Visų pirma, noriu padėkoti gausiai susirinkusiems žiūrovams, kurie palaikė ir tokių nelabai gerų momentų. Sveikinu Džiugą su pergale. Kaip jau minėjau, tai tos rungtynės tikrai buvo įdomios, bet mes pramiegojom pirmą kėlinį, kur žaidėm labai lėtai ir niekas per daug nepavyko. Vieną planuoja, ne visą laiką tas pavyksta, bet po pertraukos vėl prasileidom įvartį po standartinės padėties, bet vaikinai šaunuoliai, ką kalbėjom rūbiniai, pradėjom truputį greičiau judėti, tas kamuolys greičiau vaikščiot, atsidarė erdvės, kurių turėjom ieškoti ir pirmam kėliny, bet tas nepavyko. Pelnėm 2 įvarčius ir manau tikrai dar susikūrėm progų, galbūt net laimėtas rungtynės, bet yra, kaip minėjot, visos istorijos kažkada baigėsi, per daug galbūt nereikia liūdėti, bet gaila 3 taškų, bet sakau, Džiugas šiandien tikrai žaidė neblogas rungtynės, taip kad buvo nelengva. Džiugas galbūt neturėjo tiek daug progų, bet sumušė tas situacijas pavirti įvarčiais, kur ir įvartis nuvirpsto ir po to įvartis apskritai gulint ant vejos. Bet jūs pelnėt įvartį ir tada, kaip ir pats paminėjote, kad užsikūrė komanda ir tada pradėjo spausti, atrodo ir žiūrovai pajungė dar tą aukštesnę pavarą. Iš esmės tas pusvalandis antrajame kėlinyje tenkina, kaip žaidėt, kuomet jau teko vytis varžovus? Kaip pasakyti, tenkina, netenkina rezultatas 3-2 rungtynės pralaimėtas, o kaip pasakyti, reikėjo nuo pačių pradžių taip žaisti, kaip žaidėm antrą kėlinį, būtų, aš tikiuosi, rezultatas kitoks, o kas liečia Džiugą, kaip minėjau, kad disciplinuota komanda, drausminga, pirmą kėlinį pralošėm visas 2 kovas. Ir kaip minėjau, tam ruošėmės, bet vieną planuot, kitą įvykdyti. Nėra ką daug kalbėti, labai prastas pirmas kėlinys, antras buvo geresnis, bet galėjom gelbėtis, bet neįsigelbėjom. Ir turbūt šios rungtynės dar parodo, kiek daug komandai reiškia Henrijus Začiuku. Aišku, komanda nėra apie vieną žaidėją, bet jis negalėjo šiandien rungtyniauti ir gynybos linijoje teko koreguoti ir per pertrauką buvo padarytas keitimas. Uzo sveikinam su dukros gimimu, šiandien negalėjo būti. Bet išėjo Maksas, buvo pakeistas ne dėl to, kad prastai žaidė, po ilgos pertraukos nebuvo lengva, dar dešiniam krašte, bet tai neblogai tvarkėsi, tik norėjom truputį daugiau greičio ir manau, antras kėlinys geresnis, taip kad kas liečia Uzojono, jisai duoda mums daug ir gynybinėse funkcijose ir atakoj, bet jo nėra, turi kažkas kitas užimti jo vietą.